reikia nustatyti apskritimo spindulio ilgį. Mes žinome apskritimo lygtį. Apskritimo lygtis atrodo štai taip. X minus a kvadratu plus y minus b kvadratu lygu r kvadratu. Jeigu turim tokią lygtį, tai a ir b to yra apskritimo centro koordinatės, na, o r yra spindulys. Bet mūsų lygtis atrodo kitaip. Mūsų lygtis neturi va tų skliaustelių ir tų kvadratų. Reiškia, mūsų lygtis gauta tokią lygtį pakėlus va čia kvadratu atskliaudus. Tai dabar pamėginkim tai padaryti. Yra x kvadratu minus 2ax plus a kvadratu lygu y kvadratu nu minus 2by plus b kvadratu minus r kvadratu lygu 0. Ir palyginkim šią lygtį su mūsų šita lygtimi. X kvadratą mes turime, tada va tas 2ax mes turime plus 4x. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mano koeficientas a yra lygus minus 2, nes 4 tai yra 2 kart 2. Tai aš dabar, kad gauti šitą, turiu pridėti va tą a kvadratu. Tai pridėti minus 2 kvadratu arba 2 kvadratu tas pats. Pridedu 2 kvadratu. Va, štai pridėjau. Bet negaliu aš taip savo pridėti nei iš šio, nei iš to. Kad pridėjau, tai aš kur nors čia gale dar ir atimsiu tos 2 kvadratu. Kad būtų tiesa ar ne, teisybė. Dabar žiūriu kitus narius. Pagal mano lygtį aš turiu plus ir turiu va čia va y kvadratu plus 6y ir dar plus 9. Na labai gerai čia aš viską turiu, nes 6 tai yra 2 kart 3, o čia yra 3 kvadratu. Aš iš karto galėsiu sutraukti į savo, reiškia, tą lygtį. Tai dabar lygu žiūriu, kas čia bus. Čia parašau pilną kvadratą x plus 2 kvadratu. Plus ir čia parašau y plus 3 kvadratu ir minus 4. Vat štai tokią lygtį turiu. Lygu 0. Dabar galiu ketvertuką perkelti į kitą pusę ir gavau, kad mano lygtis atrodo vat štai taip. Lygu 4. Taip, tai yra apskritimo lygtis. Šito apskritimo centro koordinatės būtų minus 2 ir minus 3, o spindulys būtų 2, nes 2 kvadratu yra 4. Taigi, mano šio apskritimo spindulys lygus 2. Štai šis veiksmas, kurį aš čia padariau, vadinasi pilno kvadrato išskyrimas. Šitą lygtį galima čia ir nerašyti. Aš parašiau tiesiog, kad būtų truputėlį aiškiau, kodėl aš šitą 2 kvadratu pridėjau, dėl to, kad man reikėjo vat formuliai šito. Ir kodėl aš čia paskui jį atėmiau. Tikiuosi supratai ir uždavinys išspręstas.